kągi, oras tai pasibaisėtinas, bet Arena Drift Cupas vyksta. Galioja tas pats, ar ne? Nusdarojini, kaip tavo treniruoti? Nežinau, prastai galvoju, prastai šiaip slidu labai nemoku, bagažinę pamečiau dar. Ta bagažinė krenta ir krenta kiekvieną kartą. Nebelaiko fiksas, nebesilaiko, tasai gal reikės biškį paimpruvint reikės biškį. A, tu žvengi ten. Žalio jau iš karto. Žalio, Bergas ir Kals prasideda, man atrodo. Karlas Bergas. Geras Bergas, jo, tai ne, šiaip matysim, nežinau, gal išgyvensim, čia nedaug tų dalykų. Na ką, Neringa, vakar, kiek žinau, važiavai Street lygoje. Kaip tau sekėsi, pati papasakok savo įspūdžius? Man sekėsi labai gerai, nes aš pagaliau pirmą kartą praėjau kvalą. Street lygoje apskritai čempionate, tai čia ir buvo mano pasiekimas tas pirmasis ir labai smagu, tarkim, pradėti sezoną tokiais pasiekimais. Tai labai patenkinta esu, aišku, dėl savo porinio nepatenkinta, pati privėliau kliurkų, tai čia dar atsigriepsiu. Šiaip labai džiugu, kad daugėja vis merginų drifto sporte. Dėl to galiu padėkoti labai, kad dalyvauji. Šiaip apskritai, kelintas tavo sezonas, tai gal koks antras ar daugiau? Dabar pala, kad nesumeluoti, šiaip turėtų būti jau ir trečias. Pradėjau trečią sezoną, nes su šita mašina jau praeitais metais važiavau visą sezoną, o prieš tai turėjau dar vieną, kem šeštą, tai trečias jau važiuojamas sezonas. Koks tau yra baisiausias priešininkas, kuris galėtų būti? Nežinau. Iš komandos narių šiaip seniau būdavo, kol nebuvom komanda, tai Erikas, jeigu atsistodavo už nugaros, tai galvodavau, nu dabar reikia nepasišykti, žinai. Nežinau, kad tikrai spaus žmogus ir tikrai neatleis, bet ir žinau, kad jeigu aš sufeilinsiu, jisai tikrai išvairuos ir viskas bus gražu. Priešininkų aš neturiu, aš su visais draugiškai. Kaip tu įstojai į šią komandą? Dalyvavau 3 Eko Drift Cup etapuose, pasiūlė Kastytis, iš tikrųjų ten buvo, kad 3, man atrodo, geriausi gaus tą pasiūlymą į komandą įstoti ir viena mergina. Aš galvojau, ko nepabandžius, kaip sakant, tokia situacija ir tuo labiau finansavimas yra visada gerai. Pabandžiau visus tos etapus, išvažiavau, tai buvo belenkai geras šiaip experiences, nes ant šlapio tikrai daug ką mokiniesi ir va šiandien irgi ant šlapio važiuojam. Tai va taip paskambino Kastytis, sakau, važiuojam. O tarp kiek merginų tu varžeisi dėl šitos vietos? Ne vienos. Tai viskas aišku, kodėl Kastytis pasirinko. Turėjo šiaip būti, kiek žinau, viena mergina, bet nežinau, kodėl kitos nedalyvavo. Aš tai gal tiesiog ir šiaip būčiau sudalyvavus, nes vis tiek renkiesi tas valandas. Tai be konkurencijos, kaip sakant. Pabijojo tavęs turbūt, kaip priešininkės. Nemanau. Toksai hipotetinis klausimas. Jeigu turėtum, nesvarbu, netrukdytų biudžetas, neturėtum limito biudžete, kokį bolidą norėtum susirinkti ir pasidaryti? Sunku atsakyti, nes aš taip myliu kem šeštus. Aš norėčiau tiesiog tą savo kem šeštą tada už nelimituotą biudžetą, kaip sakant, išlaižyti, emkinį kokį variklį įsidėti, viską užturbinti ir važiuoti graži. Tai padarom tada Mostvantedo M3 ir bus puikus Va čia tai būtų iš viso pasaka. Tai ką palinkėsiu tada gerai pasirodyti šiandien, pasilinksmint gal, net ne tai, kad gerai pasirodyti. Pasilinksminti, tai ačiū, tikrai pasilinksminsiu. Va, prašau. Lolita, ką pakomentuosite apie šią trasą? Ši trasa labai įspūdinga, labai techniškai įmantri. Galima parodyti savo talentą, vidinį talentą. Meninį talentą. Meninį ir vidinį. Crazy. ASMR. Grinai. Šiandien pakalbėkime apie mūsų trasą. Panevėžio didysis. Kas ten toliau eina? Atidarimas? Sezonas? Atidarimas. Jo, gerai. Galėtum užsimti vakariniais pasakojimais.
Kaip šiaip tau toks orėlis visai? Šiaip oras visai neblogas, irgi taip pat truputėlį paaštrina situaciją važiavimo trasoje, tai tas irgi labai fainai. Nežinau, iš esmės Zorovinis parlėkė. techniškai tai labai gera trasa. Biški mažoka, man dalinu net primena Pro lygos mažesnį variantą. Kaip tai gali keistai nuskambėti, nes tiesiog realiai labai viskas yra sufarširuota į labai mažą tokį plotą. Nu sakau, kaip pasižiūrėsi, gali labai daug minusų išvelgti ir labai peikti, bet gali ir tuo pačiu, žinai, savo techniškumą labai parodyti. Ar tikėsi, kad bus daugiau šiandien per areną Drift Cup dalyvių? Šiaip jo, tikėjausi žymiai daugiau, labai nustebau, kad 25, iš karto į top 16 šokam, net nebuvo. Sakė, iš viso 23 net. 23 jo, tai dar atkrito, eina savo. Šiaip jo, liūdna, bet iš kitos pusės, nu yra kaip yra. Aišku, norėtųsi daugiau auditorijos, trūksta ir šiaip apskritai bendram fone, tai labai yra faina iš tikrųjų būti ir leisti laiką kartu, dalintis patarimais ir šiaip apskritai tokia atmosfera būti. Tai ne tiek, kiek varžybinis, žinai, tas frontas jaučiasi, kad, žinai, čia galinėjas ir tai parodai savo ten. Bet šiaip iš esmės tas draugiškas kolektyvas, kur galėtų kartu leisti laiką ir tas toks jaučiasi kaip papildomos treniruotės. Atsivežkit kitą kartą savo įrangą, muzikos užleiskit arba koncertą, Cicino kokį. Reikia. Šiaip iš tikrųjų jo imtumėm Bibiskį Aušišaiką, nes jie tikrai labai su muzika ir apskritai su visą tą patikimo tą formą, tai būtinai. O šiaip tai per kitą balių gal. Būtinai. Na ką, ačiū. Ačiū tau, labai miela buvo. O šiaip tai nežinau. Ai, nu gerai, čia tai nesakysiu. Vėliau pasiaiškinsim. Iki. Gerai, už kadro. Už kadro, šitas iš kadro. Taip, tai kiek matau, lyg ir didžioji dauguma susirinko. Pirmi du pilotai, kurie buvo kvalifikacijoje, pirmi važiavimai, buvo šiek tiek mūsų techninis nesklandumas. Pirmi du pilotai, pirmi važiavimai buvo neteisingai įrodę sistemai taškus, o be vieno teisėjo įvesto taškų ir atsispindi viskas dabar teisingai. Iš karto užrašiau lapuko, ne iš atminties. Jo. Užsikampindavo išvažiuojant, tiesiog mašiną neįstumė. Nes ant sauso, okei, tai veikia, šlapio, nu negalima tokiu kampu bandyti pajudėti, nes ratai susukti į dešinę iki maksimumo, ta mašina ten žviegia, dūmai rūksta, bet nejuda. Jo, Jodis labai mėgsta tą. Ir šiaip vakar buvo ne vienas gražus momentas, kai pirmas važiuojant užsikampina, o antras pastumdavo biškį priekį, atlauždavo tą kampą ir greičiau išvažiuodavo. Tai drąsiai. Nu, pasistumdymas tai jau toks skonio reikalas, kas kokį hardcore mėgsta, žinot. Tai švelniai, ne kad nesulūštų nes. Mes, kaip, akivaizdu, nelabai teisėm už ten nuokrypius tokius agresyvesnio elgesio, bet viskam yra ribos. Prasme, jeigu aš varžyčiausi, aš specialiai čiuošiau čia pagal išorinės tas fiškės ir raukytų čia 99% iš karto. Jūsų kaip lydo platesnė linija, jums daugiau šansų duoda sudeginti čia. Nu, aš sakyčiau, čia tas toks legalus deginimas. Nebarus legaliai, kad nulį gausi už tai. Kaip Hitleris. Labai talentingas vairuotojas, net nebejoju, kad šiandieną gali parodyti labai daug įvairiausių fokusų. Jo pirmukas yra labai manevringas, gali išlaužti labai didelį kampą. Kastyčių šou elementus galim pablot. Tik nedarykit taip kaip Kastytis. Važiuojant atsidaryti dureles ir mojuot fanams. Kaip pats važiavimas ant tokio oro sąlygų? Sunku, bet visiems lygios tai smagu. Tas ir smagumas, kad reikia stengtis, o ne šiaip atlėkia, žinai. Ir reikia paprakaituoti, tas ir smagu. Kelintas tavo sezonas jau kai važiuoji? Nežinau, pametęs jau gal kokį 7, 6 kažkas tai tokio, bet jau senai važiuoju, kiek galiu, tiek važiuoju. Tai. Kokį atsimeni labiausiai įsimintiniausią įvykį? Turbūt, kai apsiverčiau, šitą sunku pamiršti. Šiaip
visokių gerų yra Kuršėnuose pasilakstymų to į Semipro traselį, tai... Aš mačiau ir tu ir firmos balių, ir Matsuri, man atrodo, buvo teisingai, jeigu neklystu. Jo, šiemet čia trečias važiavimas su šitą mašiną, tai pirmas ir buvo firmos baliui, bet truputį pavedė sankabą, tai labai mažai važiavom. Tada buvo antras išvažiavimas Matsuris, jau galėjom 6-7 valandas pavažiuoti darbiškai, išlindo niuansų su mašina, bet dabar jau viskas, manau, išsigaudėm viską ir važiuosim. Daug ko klausiau dėl šitos trasos. Kaip tau pati šita drifto trasa? Nu, gan keblynai ir aišku, tas probleminis taškas, tai tas sulėtėjimas ir jis tikrai yra, nu, nepatogu. Ten važiuoti, ten yra sunku, daug mašinų trankymo ir visų kitų niuansų. Sakyčiau, jeigu sujungtų šitą trasą su ten esančiu žiedu ir leistų tą žiedą važiuoti, va tada tai būtų geras. Šiaip tai, manau, biški per lėtą gaunasi. Gerai, šitą perduosim Kastyčiui. Gerai, sėkmės. Kaip sekėsi ruoštis visam šitam Arena Drift Cupui? Sekėsi gerai. Antradienį atvažiavom, viską padarėm, jau ketvirtadienį buvo viskas paruošta, suruošta, surišta į bloką ir viskas, kol neatvažiavo pilotas ir nepradėjo važiuoti. Supratau, kad šiek tiek nepataikiau trasą, nes padariau ją per greitą, o Street lygos dalyviai nesugebėdavo išvažiuoti. Dėl to teko ketvirtadienį stumdyti visus blokus, keisti visą trasą. Nu, iš esmės nepakeičiau, bet jas reikėjo sustumdyti, sutrumpinti, kad galėtų važiuoti pilotą. Iš esmės fantastika, man labai patinka šitą vietą, jau žinom, kaip galima pagerinti, jau yra net minčių praplatinti asfaltą gale, jeigu, sakykime, Lasvas pasakys sekančiais metais čia bus spotas ir čia bus streetas ir semis, aš investuosiu, nežinau, kiek čia kainuos, kokie 6-8 tūkstančiai, bet praplatinsiu gale asfaltą, kad ant apsisukimo atsirastų šioks toks žiedelis, nes ten yra posūkis į dešinę ir jeigu ant jo apsisukti, mes jau išlašėm 2 metrus, o aš galiu jį šiek tiek praplatinti, būtent dėl varžybų. Ir tada čia būtų pasaka. Čia tada būtų labai konkurencinga, greita trasa Semipro, o streetui šitas layoutas aš skaitau, kad labai geras. Šiaip su Oskaru dabar kalbėjau, sakė, visai būtų faina prijungti tą žiedą, kur ten galiai yra. Žiedo prijungti, manau, neverta, nes jisai per siauras. Dabar, kadangi tos žiedus daro ne kaip anksčiau, kad būtų 2 juostos, o jie yra susiaurinti, tai ne. Aš skaitau, tai būtų bloga mintis, nes pagal reglamentą, pagal sporto visas normas, trasos plotis turi būti 7 metrai, minimum. Tai ten, nu galbūt mes ir tilptumėm, bet aš skaitau, kad tada tikrai daužytų daug daugiau mašinų. Mintis gera, jeigu būtų tokia lokacija, kur būtų toks ilgas posūkis, o po to būtų žiedas, tai čia būtų pasaka, čia vyktų didžiausia Lietuvos drifto renginiai. Bet dėja tokia neturim vietos, kol kas. O kaip ten ta bus nauja trasa prie Vilniaus netoliese? Aš manau, jinai bus gera, mačiau jau porą video, važiavo pats Laurinas Virčikonis su savo Semipro mašina, tikrai jisai ten telpa, važiuoja ganėtinai greitai, ganėtinai saugiai bus. Aš manau, bus geras stovatas. Aš tik pergyvenau dėl gyventojų, kad neuždarytų kaip druskininkus, bet jeigu neuždarys ir jeigu Darius viską sutvarkys ir padarys taip, kaip priklauso, manau, kad tai bus vienas iš patogiausių spotų Lietuvoje šiai dienai. Ta prasme, geriausias buvo druskininkai, nes buvo daug vietos, buvo viskas gerai ir iš tikrųjų mes neviršėm jokių normų dėl garso, tačiau kažkam nepatiko ir matyt turėjo daugiau ryšių negu bet kas, kad galėjo taip įtakoti savivaldybę. Nes jie pati savivaldybė patikrino garso matavimą ir nebuvo jokių pažeidimų. Aš pats irgi nuvažiavau į visas gyvenvietės, kur ten aplink yra. Arčiausia gyvenvietė 1,5 kilometro. Tai yra buvo 38 decibelai. Tai šokai, kurie loja pas kaimyną, loja garsiau negu vyksta driftas. Tai čia yra tiesiog druskininkai, gal miestas, kur nenori driftą. Gal aš taip galėčiau atsakyti. Ar tave nustebino vakar pasirodžiusio, sakykime, debiutanto ir pirmą sezoną važiuojančio Luko Kundroto pasirodymas, kadangi jis 2 vietą užėmė su komanda Drifto Nulsa? Nustebino ir dar tai reiškia, kad šita trasa nebuvo ant tiek sudėtinga, kaip pasirodė iš pat pradžių ir netgi, sakykime, netokie patyrus pilotai gali laimėti 1 vietą. Tai yra afigenai ir tai parodo, kad trasa tikrai yra gera. Kiek tokių debiutantų yra skirtai per tavo visą drifto istoriją, užėmė prizinės vietas per pirmą sezoną? Nu, gal nedaug. Šiaip Džiugas Matusevičius, mano pilotas, pamenu, irgi jisai važiavo labai silpnai, sakykime, bet priėmus į komandą pas jį atsirado, sakykime, užnugaris, atsirado padangas, atsirado geras mokytojas ir kiek aš pamenu, jis tada iš karto pradėjo imti podiumus. Jurčikonis, po to Aras Drift Team, 4-metis, 5-metis, jis irgi gerai važiuoja, aš sakyčiau, kad irgi pasaka, debiutantas buvo pernai, ne, jis tik pradėjo užpernai važiuoti, ar net tik pernai ir iš karto lipti ant podiumų ir imti net Semipro podiumus. Tai
tai čia, fantastika. Tai parodo, kad žmonės iš tikrųjų gyvena tom ir serga tom ir leidžia daug pinigų, laiko ir noro, kad tai vykdyti. Aš skaitau, kad nėra nieko neįmanoma. Reikia tik to norėti ir to sekti ir viskas bus gerai. Ačiū tada. Geros tau varžybų dienos. Abu dalyviai, Oskaras Juodis dabar jau priekyje, Vykintas Punys iš paskos. Vykintų Puniui reikia gero Chase Rano, be didesnių klubų ir jisai jau turėtų būti finale. Su visais įmanomais nervais Vykintas Punys panašu, kad įvažiuoja pakankamai tvarkingai šią kilpą. Oskaras Juodis irgi stengiasi kiek įmanydamas čia. Vaikeli, Vykintas Punys parodo charakterį ir užspaudžia iki pat galo. Tai buvo karščiausias momentas šiandien be jokios abejonės. Dėl pirmosios vietos, ponios ir ponai, Vykintas Punys ir Tomas Grybas. Čia turime situaciją, kur visko gali būti. Tomas Grybas, gaila, labai gaila, kad jam taip nutiko. Ar bus techninis nokautas, ar bus avarijų, ar bus kažkokia tai drama iki pat galo. Tomas Grybas, Vykintas Punys iš paskos. Kol kas suvažiuoja pakankamai atsargiai Vykintas Punys. Čia Tomas Grybas be jokios abejonės daro maksimaliai darbą, ką gali padaryti pagal savo turimą techniką. Vykintas Punys tiesiog yra kaip ryklys aplink savo auką. Atrodo, kad visiškai kontroliuoja situaciją, visiškai kontroliuoja visą šį finalinį važiavimą ir visiškai dominuoja šiandieną. Remigijus Punys! Laimėjęs mažąjį finalą ant trečiojo laiptelio šiandieną podiumo šoka Oskaras Juodis. Oskaras Juodis jautėsi, kad laimėjęs sidabrą, bet dėja Oskarai bronzą gavo. Na, o finalas buvo pažymėtas Dervino kova ir šiandieną labai puikiai, manyčiau, subjektyvia nuomonė ir manau, kad žiūrovai pritars, tikrai puikiai pasirodė antrasis šiandieną geriausias Tomas Grybas. Ir šiandieną be pralaimėjimų iškeliauja su didžiausio apdovanojimo, ponios ir ponai, šio etapo nugalėtojas Vykintas Punys. Remigijus Punys. Tai taip įsidėlioja mūsų geriausių ketvirtukas. Aš tai iškėlė papuolamas dabar šampanas. Na ką, sveikinu tave su nugalėjimu. Tai kaip jautiesi po šito etapo? Labai gerai, viskas pavyko, patinka važiuoti ant lietaus, tai ir viskas gavosi. Kai kur pasisekė, kažkas iškrito, kažkas sugeda, ne visos kovos laimėtos taip, kaip būčiau norėjęs laimėti, bet rezultatas yra toks ir aš jo labai džiaugiuosi. Ar buvo koksai priešininkas, kuris kėlė nerimą? Ne, aš kažkaip žiūriu į visą tai, kad svarbiausia vis tiek gerai praleisti laiką. Kiek ne nerima, bet tokie važiavimai be klaidų gal buvo su Balčiūnu. Top 8, kai važiavam, nes buvo ir one more time'as, tai taip jo, jau stengiausi, nes iš tikrųjų panašiai ir jisai gerai važiavo, ir aš gal mažų klaidų padariau, jisai apylygiai, žodžiu, važiavimai buvo. Tai gal tą važiavimą išskirčiau, o visi kiti gal iš dalies pasisekė, gal tiesiog šiandien sėkmė mano pusėje taip ir gavosi. Driftas toks jau sportas. Ačiū tau. Prašom. Na ką, mėlyjeji, Arena Drift Cupas baigėsi, o mes važiuojam namo. Tai ką, buvo smagu, gera, lietus lyja vis dar, bet nieko, mums netrukdo, nes renginys baigėsi, pamatėm visko, kaip sakyt, ko širdis gal geidė, arba tiesiog akys norėjo pamatyti. Vairuotojams buvo sudėtinga tokiams oro sąlygom važiuoti, bet galiu pasakyti, ačiū už reginį ir dabar iki kitų kartų. Sudie!